Virta menkių filė su apelsinais gardintų daugiaryžių. Pirmiausiai išdorojame žuvį. Menkę dorojama taip. Pasiguldome ant pjaustimo lentos ir labai aštriu peiliu pradedame pjauti išilgai nugaros, kol pasiekėme stuburą. O tada bandome apeiti šonkaulius. Jei nesigauna, galite tiesiog šonkaulius perpjauti išilgai. Darykite tai atsargiai, nes menkės mėsa labai biri. Supjaustome žuvį kvadratėliais, pabarstome druska ir pipirais, vyniojame į plėvelę. Kai žuvis įvyniota, surenkame plėvelės galus ir užsukame taip, lyg darytume burbuliukus iš jau susprogusio oro balionėlio. Dabar, kai turime atliekamų žuvies kauliukų ar uodegėlių, galime gaminti sultinį. Jį naudosime ir žuvies virimui, ir daugiaryžiui. Nuvalome daržoves, dedame į puodą su lauro lopeliais. Apkepinus daržovę supilame vandenį ir įdedame druskos bei keletą baltų arba juodų pipirų žirnelių. Užverdame ir verdame ant nedidelės ugnies, nuimant susidariusias putas, kad sultinys būtų skaidrus. Dabar galima gaminti daugiaryžį. Į keptuvę arba negilų puodą dedame ryžius ir šiek tiek apkepiname su sviestu, kol sviestas lengvai paskrus ir ryžiai gaus malonų riešutų skonį. Sudedame smulkintus svogūnus ir pakepiname, kol suminkštės. Visą tai darykite ant vidutinės temperatūros. Dabar pilame sultinį, po nedaug, ir verdame. Kai nugaruoja sultinys, įpilkite vėl. Kai pilsite sultinio antrą kartą, kartu įpilkite apelsinų sulčių. Paragaukite, jeigu per rūgštu, įdėkite cukraus. Sultinį galite pagaminti suresnį, nes ryžiai sugers daug skonio, taigi galėsite mažiau druskos dėti tiesiogiai. Kartojame ritualą tol, kol pasidarys ganėtinai tiršta košė, bet ryžiai dar bus šiek tiek kietoki. Svarbiausia surasti aukso vidurį tarp ryžių košės ir ryžių sriubos. Kol verda daugiaryžis, galima įdėti žuvį į sultinį ir virti, kol temperatūra viduje bus daugiau nei 65 laipsniai. Arba įkišti pagaliuką iki vidurio ir ištraukus paliesti pirštais. Jei pagaliuko galas dar šaltas, reiškia, dar reiktų žuvį pavirti. Pateikite daugiaryžį karštą, ant viršaus patarkuokite sūrio. Galite pabarstyti kepintų pistacijų arba kedro riešutų. Tai suteiks daugiau aromato ir cinkelio. Skanaus.